Sveikučiai, šiandien gaminsime vištienos troškinį arba kitaip čenakus. Šį kartą naudoju vištienos šlaunelių mėsą, kuri man tokiam receptui labiausiai tinka. Iš prieskonių tai tradiciškai yra česnakai, pipirai, čiobreliai, pipirai kvapnieji, čili šiek tiek pipirų, petražolės ir lauro lapai. Iš daržovių reikės morkų, svogūnų, porų ir salierų. Na ir žinoma, kokie čenakai be bulvių. Kadangi kepsiu ketaus puodeliuose, tai netaip svarbu, galima kepti ir tiesiog ant grotelių ant tiesioginės ugnies, bet vis tiek dėsiu deflektorių, tada groteles ir ant jų jau puodukus su troškiniu. Deflektorius šiuo atveju labiau reikalingas tam, kad šiluma tolygiau pasiskirstytų. Kuriam kepsninę ir leidžiam ją įkaisti iki kokių 170-180 laipsnių. Aš gaminsiu atskiruose puodeliuose, taip kaip tradiciškai galima naudoti, aišku, ir molinius puodelius, kažkokius keramikinius, bet šiuo atveju naudoju ketaus puodelius. Jeigu neturit atskirų puodelių, tai tikrai tokį patį troškinį galima pasidaryti ir vienam didesniam ketaus inde. Tiesiog bus 4 porcijos vienam puode. Dedu visų pirma šiek tiek aliejaus, tada būtinai svogūnai, sluoksniai yra svarbu. Tai į apačią dedu svogūnus, juos šiek tiek galima netgi ir pakepti be kitų dar ingredientų, bet galima ir palikti ir taip. Ir tada jau dedam toliau ant svogūnų mėsą. Mėsa turėtų būti supjaustyta tokiais gabalėliais, kuriuos galima iš karto su šakutė imti ir kad nereikėtų pjaustyti. O šiaip sluoksniai yra svarbu, nes tai suteikia skonio. Tai apačioje visada svogūnai, tada yra mėsa, česnakas ir toliau daržovės. Kad būtų patogiau, galima tiesiog į indelius atskirius susidėti kiekvienai porcijai reikalingą daržovių kiekį. Bus paprasčiau tą padaryti, bet galima ir iš akies tiesiog sudėti tiek, kiek jums atrodo. Man labai tinka šiam patiekalui čiobrelio prieskoniai irgi džiovinto, tai dedu džiovintų čiobrelių, po to dar būtinai reikalingi kvapiniai pipirai, mano nuomonė. Ir, aišku, juodų paprastų pipirų, bet šiuo atveju dedam žirneliais, o ne sumaltus. Tokiu atveju, man atrodo, yra geresnis skonis šiam patiekalui. Ir, aišku, dar galima pridėti ir petražolių, ir kiekvieną sluoksnį sūdom atskirai. Aišku, su druska nereikia persistengti, bet geriausias rezultatas, kai pasūdom tiek mėsą, tiek bulves, tiek svogūnus, viską po truputį atskirai. O nors jie ir kartu troškinsis tame pačiame puode. Jeigu kažkurie prieskoniai jums netinka ir nepatinka, galit jų ir nedėti, galit dėti kitokius prieskonius. Man šiuo atveju, pavyzdžiui, labai patinka įdėti lauro lapai į kiekvieną puodelį. Tai galit ir daugiau įdėti, jeigu jums patinka, jeigu nepatinka, galit ir nedėti. Kad troškintųsi viskas, reikia kažkokio skysčio. Tai aš šiuo atveju naudoju daržovių sultinį. Galima naudoti vištienos sultinį, bet kadangi mes ir taip darom vištienos, įdėjom mėsos vištienos, tai man geriau tinka tiesiog daržovių sultinys. Kai jau uždegtukas baigia degti, tai iš karto dedam sistemą ir deflektorius tam, kad viskas tolygiai įkaistų. Tai kadangi dėsime ketaus puodelius, tai jie labai daug sugeria šilumos, tai ta masė turi būti pakankamai įkaitusi visa. Po kiek laiko, kai jau kepsninė kartu jau su deflektoriais ir grotelėmis įkaisti iki tos pačios temperatūros, iki 170-180 laipsnių, galima dėti troškinį. Ir šiuo atveju svarbu, kad būtų padėjimo vieta simetriškai, ta prasme, taip, kad šiluma tolygiai pasiskirstytų ir po to laiks nuo laiko tuos puodelius reikės pasukioti.
Na, aišku, to nereikia daryti nuolat, turbūt iš pat pradžios svarbu, kad pradėtų kaisti vienodai. Tai pradžioj po kokių 10 minučių tiesiog juos apsukam, o kai pradės jau turinys įkais ir pradės troškintis, tai tikrai sužinosit, nes kvapas iš karto pradeda sklisti nerealus. Kiekviena kepsninė turi savo ypatumų, bet žiūrėkit tiesiog, kad ten temperatūra nepabėgtų, bet svarbu nebandyti jos irgi kompensuoti, jeigu įdėjot šaltus kietus puodelius, tai tikrai temperatūra kepsninės iš karto nukrenta, bet nebandykit visko atidaryti, nes kitaip išbalansuosit ir tada bus sunku pagauti vėl tą pačią temperatūrą. Na, po tam tikro laiko, kai jau kvapas pradeda sklisti, galima laiks nuo laiko patikrinti, ar bulvės jau minkštos, nes mano įsitikinimu, tai kai bulvės suminkštėja, iš esmės jau troškinys bus kaip ir į pabaigą. Tai kai bulvė lengvai prasiduria su šakute, tiesiog jau galima ir nuiminėti tuos troškinius, jie dar papildomai turi pastovėti ir kadangi kietus prikaupia daug energijos, tai dar jie pasitroškins papildomai dar kokią 10-15 minučių, tai nuimam ir padedam tiesiog praaušti, kad būtų galima valgyti. Man tokie troškinių receptai labiausiai tinka rudeniui, nes šalta, žvarbu ir norisi kažko šilto. Tai tikrai ypatingai skanus patiekalas. Galima vietoj vištienos, aišku, naudoti ir kitą mėsą. Gali daryti ir su kiauliena, gali daryti su kalakutiena ar kažkokia kitokia mėsa, kuri jums patinka. Tai tiesiog kiekvieno asmeninis reikalas, bet svarbu tiesiog sudėti viską sluoksniais ir pridėti daug daržovių. Na, man patinka būtinai toks troškinys su grietine valgyti. Dar papildomai galima uždėti kažkokių žalumynų, šiuo atveju tiesiog pabarstau džiovintų svogūnų laiškų. Kaip minėjau, galima daryti ir dideliam inde vieną troškinį, bet atskirais tais porciniais, reiškia, indukais tikrai papildomai dar suteikia žavesio. Na ką, žiauriai skanus troškinys, skanaus ir iki kito karto.